Šiandien CIDO arena buvo atiduota Temidei, jubiliejinio 10-ojo bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų teisinių žinių konkurso finalininkams. Tiksliau, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Utenos, Tauragės, Telšių ir Marijampolės apskričių etapuose nugalėjusioms komandoms ir šįsyk įspūdingai prisistačiusioms. Aš Eglė, gyvenu ir dirbu mašinų stovėjimo aikštelėje. Turiu 2 savo darbo metodus. Mano akiniai užfiksuoja melą ore. O lazda gaudo netoliese esantį blogą energetinį lauką. Konkursas organizuojamas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Panevėžio apygardos prokuratūros, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos, policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, švietimo ir mokslo ministerijos, viešosios įstaigos inovacijų poligonas, kasmet stebina dalyvių gausa, o pastarieji noru žinoti ir būti atsakingais už savuosius poelgius. Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Tas jau yra žinoma ir aišku, jaunimas tą supranta. Ir todėl ugdymas ir yra siejamas su tuo, kad ne vien tik žinios lemia viską ir būtent asmenybės formavimas. Tai čia yra viena iš tokių formų neformalaus ugdymo, kuris padeda asmenybę formuoti. Beje, Temidė prieš 15 metų prasidėjusi Panevėžio rajone netruko sulaukti pasekėjų visoje šalyje. Šiandien tai vienas populiariausių prevencinių renginių, todėl jo iniciatorius Panevėžio apygardos prokuratūros apeliacinio skyriaus prokuroras Ignas Raila, stebėdamas projekto raidą, nevengia daryti konkrečių išvadų. Teisinių žinių stoka vaikams aš visada jaučiau ir dabar jaučiu, kad tokia stoka yra. Vis tik tai galbūt jie žino, daugiau propaguojamas yra teisės, tačiau pareigos jau kažkiek tai jos užgožia ir galbūt jas mažiau kreipia dėmesį. Ir bent mano noras toks būtų, kad vis tik tai vaikai turėtų daugiau žinot pareigas. Temidės iniciatoriaus teigimu, per 15 metų beveik nepakito nei konkurso nuostatai, nei užduotys. Sumanymas draugėn sujungti žaidimo, teatro elementus ir aišku būtiniausia teisinė informacija pasiteisino. Viliamasi, jog turėjo įtakos ir galop paliovusiam didėti nepilnamečių nusikalstamumui. Per 5 metus situacija išlieka stabili. Nėra didėjimo nepilnamečių nusikalstamumo. Tačiau ten yra dar tam tikri niuansai, atleidimai nuo baudžiamosios atsakomybės, bet tokio augimo ryškumo nėra. Reiškia, vertinti reikia, kad kažkur tai stabilizavosi, ypač po nepriklausomybės tas augimas toks buvo, bet šiuo metu kol kas lieka tik pasidžiaugti. Temidė su visais atrankiniais etapais puikiai galimybė bendrauti su jaunais žmonėmis, sako Ignas Raila, sužinoti jų skaudulius, pasiūlyti problemos sprendimo būdą, pakviesti dialogui. Juolab, kad tas pašnekesys kupinas optimizmo. Lionginas Kabelis. Gimė nesantuokinėje šeimoje, manoma, jog Estijoje. Lankė 3 vaikų darželius, 2 pradines mokyklas, vidurinę baigė. Kauno 13-oje proftechninėje mokykloje siekė bibliotekininko specialybės. Laisvalaikiu konstruoja radio antenas. 3 kartus bandė užimti Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją. Ne kartą pagautas vagiant kabelius ir trosus. Viskas nesisekė.